Studijuoju Vilniaus universitete odontologijos specialybę. Šiuo metu savanoriauju Jurgio Matulaičio socialinėme centre. Būtent dirbu su vaikais dienos centre. Ir taipogi dalyvauju vyresnio draugo programos centras. Tai užsiema tokia veikla, kad būtent iš asocialių šeimų yra priimami vaikai arba turintys tam tikrų psichologinių problemų, gali turėti bendravimo problemų, mokymosi problemų arba tiesiog materialinių problemų. Ir dienos centre yra sukuriama tokia atmosfera, kurioje vaikas gali mokytis, kurioje vaikas gali bendrauti, kurioje vaikas gauna rūpestį iš būtent savanorių, kurie iš tikrųjų dauguma yra studentai arba moksleiviai. Savanoriavimas iš tikrųjų duoda labai daug, tai yra patirtis. Duoda supratimą, kaip elgtis su vaikais, kaip su jais bendrauti, yra prasmingas laiko praleidimas. Esmė tame, kad tai keičia ir tavo asmenybę iš dalies. Tu įgauni daugiau pasitikėjimo savimi, tu įgauni galbūt iš dalies kitokį požiūrį į gyvenimą, pažiūri į daug ką vaiko akimis. Malonu yra tai, kai pavyzdžiui, po pabuvimo su vaikais, vaikai prieina prie tavęs ir klausia, kada tu dar kartą ateisi. Ir po to pasako, ačiū, kad esi su mumis ar su manim. Bet tada būna iš tikrųjų tos akimirkos, kai galvoju, o čia kažkas įvertina ir vis tiek norisi kažkokį įvertinti. Viską planuojant tiksliai ir netinginiaujant per daug, galima rasti tiek laisvo laiko ir tą laisvą laiką taip prasmingai praleisti. Ateity tikrai savanoriausiu, gal dar pasiimsiu kitą sritį, nes mane labai domina tiek savanorystė vaikų namuose, tiek norėtųsi iš dalies ir su vyresniais žmonėm pabendrauti, nes tai irgi viena yra iš socialinių grupių, kuriems reikia pagalbos pakankamai. Mane traukia galbūt ir gyvūnų, galbūt prieglauda. Na, žiūrėsim, ateitis parodys, kur man atrodys tuo metu norėsi save realizuoti, aš tikrai ten ir realizuosiu, bet kad savanoriausiu, tai 100%. Aš esu Eglė, mes mokomės Vilniaus Gedimino technikos universitete. Savanoriaujam aplinkosaugos informacijos centre. Vykdom projektus ir mes ten talkinam. Reikia kažką parašyti, parašom, reikia kokį straipsnį parašyti, parašom, reikia kažkur nubėgti kažką ten padaryti, žodžiu, pagalbiniai darbai. Aš iš tikrųjų visokių ten yra. Ką nors paskambint, ką nors sužinoti, kokią informaciją surinkti. Na, visų pirma, tai susijęs su mūsų ateities darbu. Jo. Aplinkosauga. Tam mokomės, tai taip ir pasirinkom, kad čia kaip pasavanoriaujam. Ir šiaip, bent jau man. Dirbsi tą darbą, toj srityje, kažkiek turi nusimanyti. Dabar dirbi kažką naujo, žinai, gali kažkur pritaikyti, kad ir tose pačiose moksluose. Kokį referatą rašom, tokį darbą atliekam. Nu, aha, čia jau tą aplinkosaugos centrą dariau, galėsi kažką pasakyti. Žiūri, man kas žiūrės patinka, tai būna kokia nors šventė ar koks nors ten renginys, kad ir tebūnie naktis buvo toksai. Nu, tai čia va, jau čia įdomi kaip per naktį, čia tokia svarbi pasijauti, kad ten kažką padėti organizuoti tokį dalyką, arba kaip buvo Palangoj, su vaikais reikia dirbti. Nu, įdomus tokios veiklos. Žiauriai sunkiai, iš didelio noro viskas įmanoma. Bet šiaip nėra iš tikrųjų to laiko, bet taip atsiranda čia, į tą paskaitą dalai ne. Jo, iš tikrųjų tai gali kažką paveikti. Tai šiek tiek nukenčia nuo. Nebūtų savanoriavimo, būtų kita veikla. Tik kad čia ne problema. Suderina. Iš tikrųjų, ateitis parodys, šiaip tai trumpa, labai ilgai, tai ne. Iš tikrųjų daug laiko atema ir tai, neslėpsim, kad taip nėra. Ten tau labai pelnyt, kad ten tas savanoriavimas panašiai. Manau, kad jo. Kad neilgam. Aš Lina, iš Ernesta, iš gamtos fakulteto, Vilniaus universiteto.
socialiniam centre. Padedam ruošti vaikam namų darbus, padedam mokytis. Ne, laukiam, kol grįž vaikai čia iš mokyklos. Padedam paruošti namų darbus, o gal po to einam žaisti, kas smagiausia, einam žaisti. Nes įdomiausia turbūt su vaikais dirbti. Statysim, žaisim, mielais. Aš tai manau, kad mes dėl to su vaikais dirbam, kad pačios dar esam tokios ne visiškai subrendusios, dar tokios vaikiškos ir noris ir pačiam pasisemti to vaikiškumą, dar iš vaikų užsilikti ilgiau to jaunystėj. Ir padėti, aišku, jiem. Ir vaikam padėti, kad Jie turėtų su kuo pabendrauti, daugiau ne vien su savo auklėtoju. Iš sunku žodžiais apsakyti, atrodo, nu, ką tu ten veiki, ko tu ten važiuoji. Bet kai tu nuvažiuoji ir, nežinau, pamatai tos vaikus, kurie laukia ir ten pamatė tave šaukia. Pažįsta jau vardus, Sako, oi, man namų darbų čia užduoti eilėraštį, išmokti eilėraštį, ten parašyti. Ai, man tai nieko, eisim žaisti. Ir jie tavęs taip laukia ir tu kažkaip, nežinau, kaip sako, nėra visiško altruistų. Net nepavargsti ten būna, tiesiog pailsi, atsigauni, daug geriau jautiesi. Nėra visiško altruistų, tai mes atrodo padedam, bet mes, man atrodo, daug daugiau gaunam iš tų vaikų, negu patys. Trys kursai ir buvo taip, kad nebuvo to laiko iš tikrųjų ir buvo daug paskaitų. Bet va šiuo metu jau kaip pati pabaiga, tai to laisvo laiko yra tikrai nemažai, yra tik tai vos kelios paskaitos. Tai gerai, leis naudingiau laiką, negu nieko neveikia. Man atrodo, kad mes su Lina labai mokam planuoti savo laiką. Ir pagrindinis dalykas, jeigu nori padėti kitiems ir savo, tai tiesiog planuok. Tada gal ir atsiras, ne taip dažnai, bet kažkiek laiko visą laiką. Kai labai nori, tai to laiko yra. Jo, mes ir dabar... Ir plėsti gal, jo, ir kažkur už Lietuvos ribų išvažiuoti. Dabar planuojam, tiesiog gal kažkaip siejam sėklas Lietuvoje, kad Lina daug minčių duoda, kad reikia važiuoti galbūt į užsienį ir patirtis bus lės akiratis. Galvojam, kad bus nauda. Rūta, pavardė Mazgelytė, mokusi Vilniaus universitete. Savanoriauju vaikų dienos centre, kuris yra įsikūręs Šeškinėje. Pati esmė viso to darbo tai yra, kad tu ateini tą organizaciją ir padedi tiems vaikams ruošti namų darbus, laikytis disciplinos, kadangi tie vaikai yra iš tikrųjų labiau asocialių šeimų, kaip yra įvardinama mūsų tuose visose oficialiuose dokumentuose. Be to dar turintys šiokių tokių emocinių problemų, tai turime padėti jiems ruošti namų darbus. Tada būna įvairios pertraukėlės, pažaidžiam, būna ekskursijos, mes dalimės į savo žiniomis, kurie ateina savo. Gan daug yra iš aukštųjų mokyklų, todėl vėlgi tas toksai gal žinių pateikimas, perteikimas, gal aukštesnio lygio girdi, jie irgi kitokia šiek tiek gal kalba, negu kad savo namuose. Patenka visai kitokia. Faktiškai viskas atsiremia į tą asmeninį tobulėjimą, asmeninę savo įgūdžių, kažkokį bendravimą, dalymasi patirtimi. Va, pavyzdžiui, kas man yra labai svarbu, ką aš mėgstu daryti, jeigu aš, tarkim, turiu kažkokių žinių ir galiu jas perduoti kitiems ir man tai visada nebūtų ir yra iš tikrųjų mano. Ateityje savanoriauti ketinu greičiausiai ir stengsiuosi tą veiklą tęsti, kadangi, iš tikrųjų matau, kad dar galima kai ką padaryti ir matosi kai kurie rezultatai, ką tu padarai. Matosi, kad tie vaikai iš tikrųjų jau tave prisileidžia, jau tavęs klauso, ko nors paklausia, patarimo ar dar ko nors tokio. Vėl kažkoks ryšys.